Labadiena, mėly, gražus, raštingi mūsų žiūrovai. Vėlgi kanalas Ainiai pas jūs svečiuose. Žinot, šiandien noriu kitokią laidą jums pasiūlyti, biški šviesesnę, optimistiškesnę ir mes kalbėsim šiandien apie mūsų turtą, apie mūsų lobį, tai yra ateitį. Jeigu mes šiai dienai sugebėsim pereiti šitą krizę, mes turėsim atsidurti ateityje, žinot su kuo? Su savo vaikais. Ir klausimas, kiek mes juos prižiūrim ir kiek mes į juos investuojam savęs. Ir noriu priminti tokią nuostabią tradiciją, jinai yra gimusi dar Karžygio studijoje. Ir joje aš labai daug laiko skyriau vaikų futbolui ir nepamiršau veteranų. Todėl, kad veteranai legendos mūsų, kurios nešė mūsų futbolą ir Lietuvą garsino pasauliniam lygmenį, vien tik tais nepamirštant tai, kad šiai dienai kiek mūsų nuostabių futbolo legendų žaidė Tarybų Sąjungos rinktiniai ir laimėdavo medalius, o Vilniaus Žalgiris, kuris laimėjo TSRS čempionate 3 vietą, tai buvo kažkas įspūdingo. Tai buvo pasaulinio lygio futbolas. Noriu, žinokit, priminti tą Karžygio laikmetį dėl to, kad tai buvo didžiulis džiaugsmas skirti jiem dėmesį, su jais bendrauti su veteranais, todėl, kad mes kalbėjom apie jaunosios kartos ateitį. Taigi, šitą tradiciją noriu tęsti ir kanale Ainiai. Kaip įdomiai skamba, protėviai, seni futbolo veteranai kartu su manim neš jums šviesą ir tam tikras gairės. Žinot, ir noriu pasidžiaugti tuo, kad daugiamečiai turnyrai, jie labai daug metų jau vyksta, tai yra Goethe Cup, tai yra Švedijoje vykstantis pasaulio vaikų ir jaunimo futbolo čempionatas. Ir tokie treneriai yra Lietuvoje pasišventę šitam procesui ir jie rinkdavo vaikų kolektyvus ir veždavo į tą Švedijos turnyrą kasmet. Ir iš Kauno, ir iš Vilniaus. Ir toks vienas nenuilstantis treneris, su kuriuo aš keletą buvau kartų šitam čempionate Švedijoje, Goethe Cupe, yra Viktoras Ositrov, kuris dabar turi savo vaikų futbolo klubą Rotalis. Ir jisai reikia akcentuoti, kad 2000 metais U16, tai su 16-mečiais savo auklėtiniais, tame pasaulio čempionate vaikų ir jaunimo Goethe Cupe užėmė 3 vietą. Šitokio pasiekimo niekada Lietuva nebuvo pasiekusi. Supraskite, kai renkasi tame čempionate apie 1500 komandų, konkurencija milžiniška ir kuo aukščiau U15, U16, U17, jūs pamatytumėt, kokios atvežamos komandos, kokios iš Afrikos atvažiuoja komandos. Taigi, Lietuva 2000 metais vadovaujama Viktoro Ositrovo atvežė 3 vietą. Jūs kur nors matėte šitos pasiekimus? Ar kažkas rašė? Ne. Žinot, įdomiausias toksai nutikimas jo gyvenime Viktoro buvo, kai 2017 metais paprašė jo kaip trenerio pagalbos, tokia buvo migracijos tarnybos futbolo, sakysim taip, Lietuvos rinktinė. Jie nuvažiavo į Europos čempionatą ir finale apžaidė šveicarus. Taigi, 2017 metais Lietuvos migracijos tarnyba, jos kolektyvas, laimėjo Europos pasaulio futbolo čempionatą. Taigi, visi šitie, dėja, kaip sakant, nuostabūs pasiekimai futbolo ir tai, kad Lietuva yra labai ryški sporto arenoje. Ir gaunasi taip, kad kažkas lyg viduj mus spaudžia ir neleidžia parodyti tokių pasiekimų. Kaip ir dabar Lietuvos irkluotojai, nuostabi mišri pora turi tokius laimėjimus, tačiau apie ją praktiškai nieks nieko nešneka. Vienas mažas straipsniukas Delfyje. Taigi, noriu jums priminti, kasgi yra tas vaikų ir jaunimo pasaulio futbolo čempionatas Goethe Cup Švedija. Va kaip atrodo mūsų atvežti jauni sportininkai į šitą čempionatą. Už jų stovi Turkijos merginos, irgi futbolistės, tarp kitko ten kaip ir vaikinai, taip ir merginos irgi žaidžia futbolą.
Ir mūsų vaikinukus labai turkės, kaip sakant, mylėjo. Ir tarp kitko noriu atkreipdėmėsi, va čia, va jeigu jūs matot, kairėje, tai yra Viktoras Osetrov. Va taip matom iš karto tvarkingai išrikiuotas visas komandas prieš išeinant į didelį stadioną. Čia matote Gruzijos atstovus vaikučius. Va čia jau, žiūrėkit, labai noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Mūsų komanda Lietuvos su vėliava ruošiasi apeiti garbės ratą stadione. Ir tuoj bus paskelbtas Lietuvos vardas. Atkreipkite dėmesį. Stadiono milžiniškiškumą ir visas sausakimšas žiūrovų. Tai yra lygis, kai vaikai išeina į tokį stadioną, kaip pasaulio futbolo čempionato priėmimas. Olimpinis lygis, mėlėjai. Ir dabar įsiklausykit, kas sako stadiono pranešėja. Ir va tai prasideda mūsų vaikučių ėjimas aplink stadioną. Milžiniškas džiaugsmas, milžiniška euforija ir visas stadionas ūžia. Sako Estija, sako Serbija ir žiūrėkit, visi apeina. Jausmas, žinokit, mėlėjai, kad tu esi tikra futbolo žvaigždė. Beje, kai tik tais nusileidi oro uoste, tave pasitinka iš karto atstovas Gotijo kapo ir pasodina į naują gražų tau skirtą autobusą. Jūs suprantat, ne šiaip sukiša į kažkokius tai senienas ar kažką, ne. Taigi noriu pasakyti, kad kartojosi jau jausmas tiesiog taip, kad tu esi šito čempionato dalis ir šito čempionato širdis. Atleiskite, kad taip kalatojo kamera, čia aš filmavau, bet norėjau tik tiek, kad perduoti, kokią milžinišką džiaugsmą neša vaikams tokie priėmimai ir jie iš tikrųjų jaučiasi šito pasaulio futbolo milžiniškos šeimos dalis. Va kaip mėlyje atrodo šventė, kai suaugę mes skiriam vaikams dėmesį. Žinoma, reikia suprasti, kad futbolas yra pasaulinė kalba. O va čia jūs matote, kaip baigėsi vakare šventė su puikiais fejerverkais. Va čia yra priėmimo diena, mėlėjai. O va čia jau kaip atrodo jų kasdieninės rungtynės, kaip jie varžėsi su kitomis komandomis. Va čia, kiek aš atsimenu, lietuvaičiai žaidė su Indijos komanda ir žinoma laimėjo. Ir va čia visų palaikymo komanda, ką mes turėjom, kiek įmanoma palaikyti mūsų vaikučių, kad jie atvežtų mums pergalės. Taigi, va taip atrodo begalė, daug stadionų išbarstytų po visą Göteborgą. Va, būdavo karšta ir mano Eimis va tokiu būdu grodavo net ant kalno mūrus įvairius kompozicijas, kad mūsų vaikinus palaikytų, sutrimitų. Tokia buvo mūsų palaikymo komanda iš tikrųjų. Grojo visokias emocinės dainelės, va, ir kaip sakant, melodijas, kad vyrai mūsų jauni atvežtų tik tais laimėjimus. Taip, čia buvo mūsų tokia palaikymo komanda. Oi, taip sakant, dudavom iš visų jėgų, žinokit. Net ir Pink Pantera grojus ten visokias melodijas, kad tik užvestų vaikinus mūsų. O va čia jau noriu atkreipti jūsų dėmesį, kai prizininkai laimi savo kažkokioj tai amžiaus grupėje čempionų titulus. Žiūrėkit, koks atviras autobusas. Kaip, suprantat, kaip Europos čempionus tikrus ar pasaulio čempionus vežiojo po miestą ir juos visi sutinka. Ir specialiai skirtas autobusas, jis vežioja, winner, tai yra laimėtojas kažkokio tai amžiaus grupės ir jie važiuoja, švenčia. Ir visi aplodismentai mieste skirti jiems. Taigi po visų varžybų veždavom vaikus į tuos vadinamus fjordus, jūroje pasimaudyti, labai puikus vanduo, šilta, saugų, gera būdavo ir mėgdavo ten gaudyti tokius krabus po akmenimis. Būdavo labai linksma. Taigi ir laisvalaikis buvo, patikėkit, užtikrintas labai nuostabus. Suprantat, mėlėjai, kodėl aš pradėjau nuo mūsų veteranų, kiek veteranai galėjo šilumos, džiaugsmo patirties skirti mūsų jaunimui. Ir
Labai gaila, kad juos užmiršo, bet mūsų jaunimas ir pergalės dar ateityje tikiuosi. Ir tikrai manau, kad mes dar sugebėsim savo jaunimui skirti atitinkamą dėmesį. Tai va, aš pakalbėjau apie vaikų jaunimo čempionatą. Tačiau dabar irgi noriu pasidalinti savo asmeninę dar kitą patirtimį, kai buvau pasaulio futbolo čempionate 18 metais, kuris vyko Rusijoje, ir man teko nuvykti į vadinamą Zenito areną Leningrade, Sankt Peterburge. Noriu parodyti tik keletą vaizdų dėl to, kad jūs suprastumėt, kokia emocija tvyro tame stadione. Pažiūrėkit, prašau, koks iš tikrųjų iš vidaus vaizdas. Ir nepatikėsit man tą emociją, kai žaidė Brazilija. Ir pačių rungtynių gale, įsivaizduokit, pačių rungtynių gale ant paskutinių minučių Brazilija įmušė įvartį ir man, kaip sakant, pavyko tai užfiksuoti. Noriu iš karto jums pasakyti, kad žemiau manęs iš karto sėdėjo Brazilijos fanai, atvykę iš Brazilijos. Na kągi, leisiu jums truputėlį kelias sekundės paklausyti, kas darėsi. Taigi, mėlyjeji, kaip emocija? Sutinkat, pasaulio futbolo čempionatas. Milžiniškas stadionas. Parodžiau visą tai dėl to, kad kai mūsų vaikinai važiuodavo Göteborgą ir tam stadione, kurie apeina, jie turi tas pačias emocijas. Ir jie pasijunta pasaulio futbolo čempionate. Tai yra tiek rimta ir tiek gera, kad Lietuva įsilieja į tokius procesus. Ir mūsų vaikinai, kaip jau sakiau, turėjo nemažas pergalės. Taigi šiai dienai aš noriu pasidžiaugti tuo, kad teko dalyvauti man neseniai Sportimos manieže, kuriame vyko draugystės turnyras, kurį organizavo tas pats vaikų futbolo klubas Rotalis su Viktoru Osetrovu. Todėl iš tikrųjų norėčiau labai iš viso širdies padėkoti Sportimos maniežui, kuris buvo kaip organizatorius. Taipogi rėmėjams Vilniaus regionų futbolo sąjungai, futbolo klubui Sparta iš Amerikos, kurio vadovas Gintas Mikalauskas, o taip pat iš Jungtinių Amerikos valstijų Šarlotės miesto įmonės Logigama vadovui Albert Bogdan. Taigi šitie visi žmonės ir prisidėjo prie to, kad draugystė turnyras, kuriame dalyvavo ir latviai, įvyktų. Bet kodėl aš taip akcentuoju jo svarbą ir įdomumą? Šitas draugystės turnyras klubams buvo nemokamas. Taigi šita praktika Pabaltyje ir šiaip pasaulyje nelabai yra praktikuojama, kadangi visi turnyrai turi stojamosius arba, kaip sakant, dalyvavimo mokesčius. Taigi šiai dienai ačiū Sportimos maniežui, Rotaliui klubui, Vilniaus regionų futbolo sąjungai, klubui Sparta iš Amerikos ir įmonė Logigama iš Šarlotės, kad tas turnyras draugystė galėjo vykti nemokamai. Ir už tai suteikė daug galimybių kitaip pažiūrėti į šitą turnyrą ir suvažiuoti daugiau klubų, kadangi ne visi turi tiek pinigėlių ir su malonumu sudalyvavo. Tikrai renginys buvo labai vykęs ir labai gražus ir medalius vaikinams teikė pats Saulius Mikoliūnas,
Noriu pažymėti, kad tai yra realiai jau tapęs futbolo legenda, kadangi jis sužaidė daugiau nei 100 rungtynių už Lietuvos rinktinę nacionalinę. Tai yra įspūdingas rezultatas ir kaip matot, Saulius teikia vaikinams medalius pats asmeniškai. Taigi tikrai šventė buvo labai vykusi, labai graži, turininga, dinamiška ir kaip matot, regionų futbolo sąjungos atstovai Dainius Ryškus ten tolumoje matosi, kuris labai daug prisidėjo prie to, ir Saulius Mikoliūnas, o taipogi pats Viktoras Ositrovas, kuris iš tikrųjų ir yra Sauliaus Mikoliūno treneris. Va čia irgi įdomi detalė. Ir todėl pabaigai noriu tiesiog parodyti mažą, greitą klipuką, tokį nuotaikingą, kaipgi šitas draugystės turnyras atrodė iš vidaus. Kur taurė trakų, kokia gėda man filmuoti. Taigi, toks gražus, linksmas, nuotaikingas vaikams renginys. Ir noriu tik vieną atkreipdėmėsi, kad šiai dienai tas, kas remia mūsų kanalą, žinokite, kad visą laiką remiame vaikų futbolą, prižiūrėjom ir dabar stengsimės reportažus daryti dažnesnius ir rodyti, kaip mūsų gražus jaunimas auga. O pabaigai noriu tik vieną padėkojimą dar kartą padaryti Sportimos Maniežui, klubui Rotalis, Vilniaus regionų futbolo sąjungai, futbolo klubui Sparta iš Amerikos, o taipogi iš Amerikos įmoniai Logigama. Ir žinot, tik vieną noriu kreipinį dar į jūs iš viso širdies, kad futbolo klubos vaikų Rotalis rengiasi ir toliau atlikinėti tokią svarbią užduotį ir daryti šitos turnyrus ir turi jūs atvirą kreipimąsi, aš apačioj
po šito klipu patalpinsiu jų sąskaitą. Gal koks nors verslininkas pagaliau nustos siūti kišenes į savo grabą ir pasidalins su vaikais ir gal parems tokius turnyrus ateityje. Jo labiau, kad toksai turnyras turi įvykti ir gruodžio mėnesį kalėdinis vaikams. Ir aplamai reikia suprasti, kad šiandienai, pavyzdžiui, futbolo klubas Rotalis priima socialiai remtinus vaikus, už kuriuos neima pinigų. Jie priima juos auklėtis ir treniruotis nemokamai. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad ar mes mylim Ukrainą, ar nemylim, tai nesvarbu, bet pabėgėliai yra čia. Ir Ukrainos vaikai yra nekalti, kad suaugę pradėjo šitą kruviną karą. Šitie vaikai Ukrainos yra čia, reiškia, jie yra mūsų. Ir futbolo klube Rotalis Ukrainos vaikai nemokamai irgi žaidžia. Ką noriu tuo pasakyti? Supraskit, kad reikia ir bucų, reikia kamolių, reikia daug inventoriaus, daug organizacinių daiktų, juk pavyzdžiui tokie kaip teisėjai ar kiti aptarnaujantis personalai nėra nemokami. Futbolo klubas Rotalis vaikų turi teisę gauti paramą ir viskas yra skiriama mūsų vaikams. Ir žinot, kai sako labai daug kas žmonių dabar sako vienykimės, jungkimės ir kažkaip vienas kitą išgirskime. Kad vienas kitą išgirstumėm, pas mus turi va čia širdutėj žalioj atsirasti kiti dažniai. Ir tam, kad jūs suprastumėt, kad mūsų Lietuva gyva, pabaigai noriu, kad jūs iki galo paklausytumėt vieną kūrinį, kurį atliko nacionalinis Mikalojaus Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras, žinot kur, Palangoje, atstatytame kurhauze, kur puikus garsas ir puikiai akustika. Ir va čia, kai jūs išgirsit, kaip grojamas kūrinys ir kaip dainuoja čiurlioniukai, jūs suprasite, kodėl Konstantino Mikalojaus menų mokykla šiai dienai yra tas dzotas, atleiskit, pasakysiu taip, tas gelžbetoninis pamatas, kuris Lietuvą laiko šiai dienai gyva. Ir lygiai taip pat mūsų sportas, mūsų vaikai, į kuriuos mes turime investuoti ir atiduoti visą širdį. Supraskite, nėra tik jūsų vaikų, mano vaikų. Yra visi vaikai mūsų. Ačiū Jums, kad mylite mus, ačiū, kad padedate, ačiū, kad džiaugiatės kartu su mumis. Paklausykite melodijos apie Lietuvą.